kai mes susirinkom, kad ir negausi, šiandien šeiminėlė mūsų. Pasimelskim už laiko prasmės įvertinimą, kad kiekviena akimirka, kuri yra prabėgusi, būtų mums istorinė pamoka. Ir šiandien būtų tarsi naujo laiko pradžia. Ir šitam laike būtų paminėti mūsų Volodė, kurie prieš pusę metų pasiėmė gyvenimus iš anapus. Ir Bronė, kurie prieš 5 metus viešpats pas save pasišaukė. Ir Mariją prisimintum. Ir kiekvieną išėjusį. Ir kiekvieną iš mūsų, belaukiantieji savo eilės, kada mes išlaikysim gyvenimo egzaminą. Kaminai. Pamojuoja jiems, radiacijos pasiėmė ir važiuoja į parapiją. Čia Žemaičių žemės. Iki 26 metų buvo Žemaičių vyskupija. Aš vyskupui Borutai pasigyriau, sakau, gerai jaučiuosi. Kaip savo namus. Nu, sako, kur tu nesijausi? Sakė, čia iki 26 metų iki buvo Žemaičių vyskupija. Jau šiandien pirmą rytą ruduo pasijau. Ir savaitę kitą, kai viskas pageltonuoja, tada ir fantastiška. Kiekviena drioba yra istorija, jau man čia esant 7 metus, aš čia mažai važinėjau, tos kaip daugiausiai mano vikarai važiuoja. Aš jau tokiau čia, kai jau jų nėra. Kažkada tai mokykla kairėje pusėje buvusi. Irgi nebeveikiant jau. Einam į vidų. Bet toks įspūdis, žinot, atrodo, čia, matot, kur praėjo debesis jūsų rytinė migla.
Pažiūrėjau, mano vikarą atvažiuoja, aš mažai čia, labai retai. O čia jau mano, čia bažnyčia kvietkeliai eina. Pasipuošusios, nu argi... Gražu vis tik. Viskas. Bažnyčia pasipuošė žmonės. Taip. Angeliukai čia. Pumpurėliai. Mokytoja. Jam šiandien bus čia. Biški vienas kitas žino. Čia orkestro. Solistą Natalija Gutman. Vytautas Štrausas akkompaniuoja man to. И в этой времени пусть с нами будет также наши все желания, наши все благодарения. И особенно сегодня все вспомним Брониславу, а также каждого, с кем нам пришлось общаться. Каждого, с кем нам пришлось быть вместе, на работе, дома. Кому простили, кому не успели простить. Kad mes švariomis mintimis, viską pamiršę, viską atleidę, iš visos širdies galėtume aukoti šią šventą mišių auką. Teiktumėt kokiam nors žmogui džiaugsmą, kuris jūsų galbūt labai laukia. Aš suprantu, lengva atleisti svetimam žmogui, sunkiausia atleisti ir kam? Žmona ir vyrui. Čia yra sunkiausia atleisti. Visiems kitiems galima, vaikam, anūkam, kaimynams, dar galima atleisti, bet ir žmona ir vyrai sunkiausia. Tai tada aš jums linkiu, kad per šią savaitę jūs, jeigu turit gyvus, tai gyvam, jeigu nebeturit, nu ką, nors mirusiam, nors po vieną nuodėmę, atleiskite. Ir tada tikrai bus mūsų šis susitikimas, šio sekmadienio malda tikrai bus apvainikuota pačiu gražiausiu atleidimu, tuo atleidimu, kuriuo mus ragina atleisti pats Jėzus. Ir tada, ir dar tą 1054 kartą, kaip eis išpažinties, Dievas ir tau atleis. Tikiu Dievą, Tėvą visagalę. Потому что не плоть и кровь открыли тебе эту, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
Turiu tokią svajonę, tai turėti autobusą. Bet galimybė yra. Mažiau yra šnekėtų, daugiau dirbti ir išvažiuoti. Na ir tiesiog Norvegai ir padovanojo autobusą. Na, už kiekvienas išvažiavimas tai nauji atradimai ir tai man pačiam geriau galimybė pažinti žmonės, su kuriais tenka važiuoti, su kuriais tenka kartu duoną dalytis, bet taip pat šitą autobusas tampa savotiškai ir antraisiais namais ir maža bažnyčia. Taip ir išvažiuojam visur mes po įvairias Lietuvos vietos. Anksčiau irgi kalbėdavom apie Visagino integraciją į Lietuvą, į visuomeninį gyvenimą. Na, sunku kalbėti apie integraciją, bet nes tai yra ta pati Lietuva, galbūt tik tai tiem žmonėms yra galimybė ne tik tai kalbėti apie Lietuvą, bet ją ir parodyti. O man kaip kunigui yra puikiai galimybė su šitai žmonėm išvažiavus pakalbėti apie kitus dalykus, apie kuriuos mes paprastai jau viešai susitikę ne visada ir šnekam. Ypatingai tos vakarienės prie laužo, šnekantis, bendraujant su tai žmonėms, kurie apie Lietuvą, apie bažnyčią, apie tikėjimą turi labai iškreiptą vaizdą. Ir kad jie pamato, kad mes esam visų pirmiausia labai normalūs žmonės, tikinti žmonės, ir sugebam bendrauti ir su netikinčiais, ir neskirstome kairę dešinę šitų žmonių, jie būna pakankamai nustebę ir to jau pakanka pirmai pradžiai. Sveiki. Sveiki. Jūs važiuojate į Ne, aš važiuoju į centrą, išleidžiu žmonės, pas man yra sunkiai vaikštančių. Aš paskui atvažiuoju atgal pastatau čia. Gerai. Ar ten, ar toj pusė, ar toj. Čia pastatyti. Arba toj, arba ten. Kur? Ne, ten nebus čia reikia. Čia nebus. Gerai. Aš Visagine jaučiausi kaip tikrai katalikų bažnyčiai. Kaip katalikų bažnyčios gimtadienį, gimime, kaip gimdyme katalikų bažnyčios jau gyvenau Visagine. Šitą jausmą niekur nepatirsi, jeigu pats jo neišgyvensi. Galima tai daug skaityti, daug keliauti. Bet niekur tai jos nepatirs, kaip gimsta katalikų bažnyčia. Kai įvairiausių tautų, įvairiausių įsitikinimų žmonės suranda vietą po vienu stogu. Ir aš visada džiaugdavaus, galėdamas pasakyti ne kartą bažnyčioje, kad, sakykime, štai Visagine yra vienintelė vieta, kur mes visi esam lygus Dievo vaikai, nesvarbu kokios tu partijos, kokių tu įsitikinimų, ar apskritai kas tu bebūtum. Bet kai teko vienintelį sykį lankytis Romoje ir dalyvauti šventose mišiose Petro aikštėje, kai susirinko įvairiausių tautybių žmonių, iš įvairių kontinentų žmonių, tai aš savo širdį tai pagalvojau. Na nieko naujo, viskas kaip pas mus Visagine. Nes Lietuvoje daugiau nėra tokios galimybės patirti, kas yra iš tiesų katalikų bažnyčia. Nes visur katalikų bažnyčia tapatinama tai su žemaičiais, tai su lietuviais, tai su lenkais. Užada ir bažnyčia dėka mūsų kardinolo, jo iniciatyvą pavadinom bažnyčią Apaštalo Pauliaus vardu. Nes buvo įvairių minčių ir Marijai pašvęsti, Marijos vardui kažkokiam tai bažnyčia. Bet vis dėlto tuo metu Visagine gyveno labai šiandien įvairių tautų, o Apaštalas Paulius, kaip tai dirbo tuo metu Romos apylinkėse, kur gyveno viso tuo metu turbūt žinomos tautos, visi daugiau pagonio apaštalas, tai čia irgi labai gera proga buvo Apaštalui Pauliui dirbti, sergėti Visagino miestą, tas įvairias tautybės, būtent katalikų bažnyčiai gimdyti.
настоящие христианины пришли молиться. Atėjom, kad pabūtume kaip bendruomenė, kaip bažnyčia, kaip eklezija, kaip susirinkimas, kaip tikimės Jėzaus žodžiais, kur du ar trys susirinks mano vardu, ten būsiu ir aš. Ir ko tik prašysi dangiškai Tėvą, Jis jums duos. Prašykim šiandien nuotaikos, ramybės mūsų miestui, mūsų parapijai, kiekvienam atėjusiam, kiekvienam išeinančiam, kiekvienam atgulusiam anapilį ir kiekvienam iš mūsų ramybės ir tvirtybės, gyvenant ir sprendžiant